Kartais atrodo, kad investavimas turėtų suteikti ramybę, bet kuo daugiau skaitai, tuo labiau pasimeti tarp nuomonių, įžvalgų ir teisingų kelių. Vienas sako ETF visiems laikam, kitas be pavienių akcijų nieko nepasieksi. Aš bandžiau abu ir tik tada supratau, kad tikras skirtumas tarp jų neskaičiuose, o tame, kaip mes elgiamės, kai rinka ima svyruoti. Mano atradimas buvo visai kitoks nei tikėjausi. Ramybę ar chaosą sukuria ne investicija, o tu pats. Ir manau, kad daug kas tai pajunta, tik dažniausiai per vėlai. Sveiki, aš Auksė. Prieš daugiau nei metus pradėjau investuoti ir maniau, kad tai reikia gero plano. Bet kai portfelis pradėjo elgtis ne taip, kaip tikėjausi, supratau, kad ramybė ir kontrolė ne tas pats. Šiandien parodysiu, ką atskleidė mano mažas eksperimentas – ETF prieš akcijas. Ir kuris kelias iš tiesų veikia, kai tikslas nelaimėti, o išlikti žaidime. Atrodo pasirinkimas paprastas – ETF, jei nori ramybės, akcijos, jei nori kontrolės. ETF tai tarsi visas sodas vietoj vieno medžio. Vienas nudžiūsta, kiti vis tiek žydi. Akcija tai vienos konkrečios įmonės dalis. Todėl jos vertė gali šokti aukštyn arba kristi žemyn daug greičiau. Bet problema ta, kad dauguma renkasi ne pagal strategiją, o pagal baimę ar nuotaiką. Vieną dieną atrodo, kad reikia saugumo, kitą bijai praleisti protingą progą. Ir taip portfelis pamažu tampa ne planu, o veidrodžiu tavo emocijų. Socialiniai tinklai šitą dar sustiprina. Visi atrodo, kad žino, ką daro. Vienas rodo savo 40% grąžą, kitas kaip ramiai augina ETF-us, bet retas parodo, kas vyksta tarp tų akimirkų, kai viskas krenta. Ir tada lieki su jausmu, kad kažką darai ne taip, nors darai visai teisingai. Būtent todėl šis klausimas svarbus ne tik pradedančiajam, net tie, kurie investuoja kelerius metus, dažnai nežino, kur iš tikrųjų keliauja jų pinigai. Šiandien pabandysiu atsukti šitą viską į paprastą klausimą. Kaip atrodo portfelis, kuris išlieka stabilus, net kai viskas aplinkui juda? Ir ką tai sako apie tai, kaip mes iš tikrųjų investuojam? Kai supratau, kad ne vienas investuotojas pasimeta tarp saugumo ir kontrolės, man tapo aišku, reikia sukti viską į pradžią, kuo išvis skiriasi šie du keliai. Tad pirmiausia, reikia išsiaiškinti, ką iš tikrųjų renkiesi, kai sakai, investuoji į ETF ar perku akcijas. Daug kas sako, ETF saugiau, akcijas įdomiau. Bet ar tai tiesa? ETF tai tarsi dėžė, kurioje sudėtos daugybės skirtingų įmonių dalis. Kai perki ETF, tu iškart tampi visų tų įmonių mažyčių bendrasavininkų. Jei viena įmonė praranda vertę, kitos ją kompensuoja. Todėl bendra vertė svyruoja mažiau. Tai kaip turėti krepšį vaisių. Vienas supuvo, bet kiti liko geri. Ir bendras krepšys vis dar vertingas. Pavienės akcijos visai kas kita. Čia perki tik vienos įmonės dalį. Kai jį sekasi, tavo investicija auga greičiau nei bet kuris ETF. Bet jei įmonė susiduria su problemomis, krenta ir tavo pinigai. ETF dažniausiai renkasi tie, kurie nori paprastumo ir mažiau galvos kvaršinimo. Jie tiesiog investuoja, o visa kita dirba už juos. Akcijas renkasi tie, kurie daugiau nori kontrolės. Patys atsirenka, kur investuoti ir tiki, kad gali atrasti geresnių galimybių nei vidurkis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad skirtumas tarp jų tik skaičiuose, bet kai rinka pradeda judėti, viskas pasikeičia. Tada išryškėja ne tai, ką pasirinkai, o tai, kaip elgiesi, kai spaudimas kyla. Atrodo paprasta, pasirinki vieną, bet būtent tada atsiranda tikroji problema. Ne su skaičiais, o su emocijom. Kai investuoji, atrodo, kad didžiausia klaida prarasti pinigus, bet su laiku pamatai, kad brangiausiai kainuoja ne nuostolis, o sprendimas priimtas iš baimės. Tai buvo dar viena netikėta pamoka. Maniau, kad svarbiausia rinkos kryptis, o pasirodo tikrasis pelnas slypi gebėjime neišsigąsti. Ir čia supratau, kad nei ETF, nei akcijos nepadės, jei nevaldai savo emocijų. Finansinė klaida bent jau turi formą – skaičiai, grafikai, minusai. Jis skauda, bet aiškiai. Emocinė klaida be formos. Jie ateina tyliai ir lieka ilgiau. Emocinė klaida prasideda tyliai. Tu atsidarai programėlę ir matai, kad tavo portfelis per dieną nukrito 5%. Širdyje suspaudžia, pradedi galvoti, kad gal reikėjo išsigryninti anksčiau, planą pamiršti, spaudi mygtuką parduoti. Praeina kelios savaitės ir grafikas vėl kyla. Tik šį kartą jau nebepatiki nei planu, nei savim. Tai momentas, kai supranti, ne pinigai skaudina labiausiai, o tai, kad pasidavei trumpam jausmui. Emocinė klaida išmuša iš žaidimo ne todėl, kad brangi, o todėl, kad jis sugriauna pasitikėjimą savimi.
Po kelių tokių klaidų pradėjau ieškoti netobulo plano, o tokio, su kuriuo galėčiau išbūti ramiai. Su laiku supratau, kad problema ne tame, ką renkuosi – ETF ar akcijas. Problema buvo tame, kad bandžiau iš jų padaryti tą patį. ETF ir akcijos iš tiesų gali veikti kartu. Tik kiekvienas turi turėti savo paskirtį. ETF gali būti pamatas. Jis suteikia stabilumą, ramybę ir leidžia kvėpuoti net tada, kai rinka siūbuoja, o pavienios akcijos tarsi prieskonis. Maža dalis portfelio, kuri leidžia gilintis į įmones ar sritis, kurios tau įdomios, kuriuose matai prasmę ar potencialą. Kai jų neskirstai į geresnius ar blogesnius, o matai kaip skirtingas funkcijas, viskas sustoja į vietas. Vienas duoda ramybę, kitas ryšį. Ir kai šita pusiausvyra veikia, rinka gali daryti, ką nori. Tu lieki savo plane. O kas, jei nereikia rinktis tarp jų? Kai pirmą kartą sujungiau ETF ir akcijas, buvau tikra, kad rasiu balansą. Vieni išlygins kitus, portfelis taps stabilesnis, o aš jausiuos ramiau. Tačiau tikrovė pasirodė visai kitokia. Staiga pradėjau jausti kiekvieną judesį. ETF dalis krito. Sakiau sau, viskas gerai, taip turi būti. Bet kai viena akcija šovė aukštyn, iškart norėjosi dar padidinti investiciją. O kai jį krito, mintis buvo viena. Gal reikėjo išvis nelysti? Tada supratau, kad tikras balansas neatsiranda iš skaičių. Jis atsiranda tada, kai žinai, kaip išlikti ramiam net tada, kai viskas aplink svyruoja. Aš pati taikau tam tikrą techniką, kuri padeda sumažinti portfelio svyravimus ir neleisti emocijoms perimti kontrolės. Ji man labai pasiteisina. Jei įdomu, kokia tai technika, parašyk komentaruose. Gal nustebsi, kokie paprasti dalykai iš tiesų veikia. Kad suprasčiau, kaip tai veikia realiai, pažiūrėjau į du visiškai skirtingus pasaulius. Kad pamatyčiau, kaip šie du keliai atrodo realybėje, pasižiūrėjau į ilgesnį laikotarpį. SPY, S&P 500 ETF'as ir Tesla akcija. Iš pradžių atrodo, kad Tesla akivaizdus nugalėtojas. Grafike jos kreivė šauna aukštyn kelis kartus greičiau nei SPY. Bet Tesla vienas greičiausiai augančių verslų pasaulyje, kuris vis dar išlaiko dėmesį ir emocijas. Beje, jei nori pamatyti, kaip keli vardai gali pajudinti visą rinką, pasižiūrėk mano video Top 10 S&P 500 gigantai. Ten aiškiai matosi, kas šiandien iš tikrųjų tempia visą indeksą į priekį. Paprašysiu montuotojo, kad dešinėje viršuje paliktų nuorodą į jį. Tuo tarpu, prieš kelis dešimtmečius rinkos viršūnėje buvo visai kitos įmonės, tokios kaip IBM, GE, ExxonMobil, Philip Morris ar Coca-Cola. Dauguma jų dominavo S&P 500 indeksą dar 1990-aisiais. Šiandien jų vietą užėmė Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon ir Meta. Šis pokytis parodo, kad net amžinos kompanijos keičiasi. Rinka visada juda ir tai, kas atrodo stabilu dabar, po kelių dešimčių gali būti tik istorijos dalis. Ir kai pažiūri į visą šį vaizdą, pamatai kitą pusę. Staigius šuolius, gilius kritimus ir nuolatinius emocinius kalnelius. SPY juda ramiai, lėtai, beveik nuobodžiai. Tesla priešingai. Vieną momentą euforija, kitą abejonės. Ir kai pamatai šias dvi linijas viename ekrane, suvoki, kad skirtumas tarp jų ne tik gražoje. Vienas kelias suteikia ramybę, kitas jaudulį, bet nei vienas nėra teisingas, kol nežinai, kokio gyvenimo ritmo ieškai pats. Ir štai tada supratau, veikia ne tai, ką reikėsi, veikia tai, su kuo sugebi išlikti. Po visų grafikų, palyginimų ir bandymų supratau vieną. Investavimas nėra apie tai, kuris kelias duoda daugiau. Jis apie tai, kuris kelias leidžia tau išlikti žaidime ilgiau. Aš pati dar tik mokausi šitame kelyje. Bet kuo daugiau bandau suprasti, tuo aiškiau matau, teisingas sprendimas nėra tas, kuris duoda daugiausiai, o tas, su kuriuo gali išlikti rami. Ir būtent čia buvo mano tikrasis atradimas. Veikia ne metodas, o tai, kiek tu sugebi su juo išbūti, net kai atrodo, kad viskas griūna. Ir tai buvo visiškai priešingai, nei įsivaizdavau pradžioje. ETF, akcijos ar bet kuris kitas būdas veikia tik tada, kai dera su tavo emocijom, kantrybė ir tempu. Kai nebeskubi, nebežaidi su rinka, o tiesiog leidi savo pinigams daryti tai, kam jie sukurti – augti. Nėra stebuklingo pasirinkimo. Yra tik tas, su kuriuo gali išbūti net tada, kai viskas aplink svyruoja. Ir galbūt ant tame ir slypi atsakymas – veikia ne tai, ką renkiesi, o tai, kaip su tuo išlieki. Kurį kelią renkiesi tu – ETF ar akcijos? O gal bandai rasti savo vidurį? Parašyk komentaruose, kas tau šiandien svarbiau.
ramybė ar kontrolė? Įdomiausius atsakymus aptarsiu ateities video, nes kiekvienas kelias vis kitoks ir unikalus. O jei nori daugiau turinio apie tai, kaip iš tiesų veikia investavimas, be sudėtingų žodžių, bet su tikrais pavyzdžiais, paspausk subscribe, nes šita kelionė dar tik prasideda. Iki kito karto.